Kreipiuosi visus mane palaikančius žmonės, norėdama išreikšti nuoširdžią padėką mano pagrindinėme siekyje susigrąžinant savo dukrelę. Ši kova tęsiasi nuo 2006 metų. Pirmadienį buvo vėl tenai pas tą gražuolę, su ją ir dulkinasi ir viskas, nu čia jo reikalas, jis suaugęs. Kovojant dėl teisės auginti savo vaiką, susidūriau su šmeižto lavina iš oponentų pusės. Oi, Jėzus, Marija, Matku Boža! Ta prasme, palaukit, jūs nespėjot pajusti orgazmų ir kaip? Kada tas buvo? Durniau, tu durniau. Prieš 2 savaitės. Noriu pabrėžti, jog pagal įstatymą esu nieko nekaltinama ir neįtariama. O kaip skanu, koks skanus bibi jo buvo šitai pukšienė, va, kurva. Kaip žinome, esu kalta ne pagal įstatymą, o pagal kažkieno suformuotą nuomonę. Dulkinu šiknon ir burnon, kaip sakant, visai. Čia ta Pušinskienė? Nugi tagi, gražuola. Visiems noriu priminti, jog dar 2010 m. lapkritį Panevėžio apygardos teismas galutinį ir neskundžiamą nutartimi atmetė Aido ir Nerimos Venckų skundus dėl man nepareikštų įtarimų. Nors esu nieko neįtariama, atsidūriau nepavydėtinoje situacijoje. Iki šiol negaliu auginti savo dukrelės. Įbytų vajamat, kaip stvėriau aš ją, jinai su tokiais papiničiais aš va tai va. Ras, ir į žemę tvrinkiau. Nu ir jinai paskui vandeniu nuvėlta, jos vyras spyrė, tą kibirą ir pašol nahui. Kreipiuosi ir tuos, kurie manęs nekenčia, mane niekina bei žemina. Suvokite, jog gyvename teisinėje valstybėje. Pabučiuok tu viršaičių indydį. O taip, dabar laisva Lietuva. Kur viskas sprendžiama pagal įstatymą, o ne pagal kažkieno suformuotą nuomonę. Šią interneto svetainę www.stankūnaitė.lt įkūriau, nes daugiau negaliu tylėti. A taip, a tu. Aš bučiuotis niekad ne. Negaliu ramiai stebėti, kaip ant manęs nieko nekaltinamos bei neįtariamos pilamas melas ir šmeižtas, o mano vaikas priverstas gyventi įtariamo žudiko sesers namuose. Jeigu jūs ją padlat, šiukšlė, šliucha paskutinta ir viskas. Negaliu tylėti, matydama, kaip teisėjai ignoruoja teisingumą, nevykdo teismo sprendimo ir mane grąžina mano vaiko. Turi vyrą, su vyru gyvena. Toks vyras, joptubai, matas irgi vyras, dalbajobas toks. Kuo jisai vardu? Oi, Romaldas. 24 metus gyvenat, nelabai pamenat vardą. Svetainė bus nuolatos atnaujinama, joje bus talpinama įvairi informacija bei video pranešimai. Taip pat teisininkų komentarai bei įvairių žiniasklaidoje publikuojami straipsniai. Koza. Kaip? Koza. Koza? Čia tipo ožka? Na. Gerai suprantu, kad norint atgauti savo dukrelę, reikia turėti ne tik teisinės žinias, bet ir savaime suprantama kvalifikuotus advokatus. Teisinių žinių trūkumas lėmė iki šiol esantį visišką pralaimėjimą savo dukrelės susigrąžinimo kovoje. Ką mes dabar, gal porą savaičių atgal neturėjom nieko? Šiai dienai jūsų paramos dėka turiu kvalifikuotus advokatus, kurie atstovauja mano ir dukrytės interesus įvairiose bylose. Aptvai, mat, ką tu čia šneki? Tikiu, kad jūsų ir advokatų pagalba greitų laikų pasieksiu savo pagrindinį gyvenimo tikslą. Susigrąžinsiu mylimą dukrytę. Tai jo, ta klička. O jūsų kokia klička? Vėrasėlė. Vėrusėlė?